važiuoti tenais, kur... Auga šibutės. Kur grybai. Grybai. Užsimaniau, atsikeliu vieną rytą ir grybų užsimaniau. Čia rimtai ar dabar čia bairį? Jokau, kaip tai. Aš gal sudžiavinai tas baravykus ir surkėjos. Tai va, esmė tame, kad norėjau pabūti ten, kur tu realiai tikrai nevažiuosi, aplankyti tos visus mažesnius kaimelius, miestelius, kad būtų ne pagrindinės gatvės. Tai tiesiog ekspromtų kilo. Jo, ir mes tada suplanavom su draugais, gal mėnesį prieš kažkas tokio ir išvažiavom. Nu gerai, kaip tos taškus rinkaisi? Šiaip iš oro ar kaip čia? Iš oro. Tiesiog bėdėjai? Perime, ta prasme, ne, nu tu žiūri, koks yra artimiausias asfaltuotas kelias palei Lietuvos sieną. Ai, palei Lietuvos sieną, grinai. Taip. Ne tai, kad tipo... Kad Šiauliai ten mažai... Ne, tiesiog aplink Lietuvą, grinai aplink. No. Ir labai graži vieta yra Vištyčia. Vištyčia tas ežeras, kur ten visus dronus reiktų leisti. Ten, čia kur yra vietos? Čia Baltarusijos siena, prie Kaliningrado srities. Už Vilniaus pusė, ne? Jo. Ten prie... Kaip jis ten? Ne Kazlų Rūda, taip vadinasi. Yra ten kažkoks, aišku. Smalininkai yra. Ne, tas. Ne. Ble, dar duris būčiau išėjęs. Ei, varyk. Nu va, ir turime geresnį vaizdą iš priekinės kameros. O, dabar iš vis koks vaizdas. Geras? Labai. Благодарю. Nu. Tai... Gal kokių klausimų turim iš žiūrovų? Stebiu, kad mūsų tie žiūrovai tokie... Labai vangius, ne tokie? Jo. Miegodami. Nu, panašiai kaip ir mes. Mes dar, kaip sakyti, ne vangiai. Nu, mes stengiamės dar. Mes laikomės. Palauk, aš tuoj pasižiūrėsiu, kaip aš atrodžiau šiandien. Kaip atrodai, nu... Kai lindau į kai lindai? Jo. Aš tavo pilvą six-packą filmavau. Aha! Bet, nu, sakai, draugės dabar kažkaip tai nori daugiau turėti. Teisingai, daugiau draugių turėti. Daugiau draugių turėti. Pafilmavau six-packą, įdėjau tave, užregistravau į tą... Binderį. Tai gali ne tik draugių susirasti tenai. Draugų. Įdomu, kaip garsas girdisi, kai atsidaro langas. Kaip atsidarius langą. Viskas labai gerai. Благодарю. Labai gerai. Svarbu, kad riebalai nesibandytų ant pilvo. Ne, tai riebalai nesimatė, six-packas. Supratau. Žiemos stadijai. Čia tas six-packas, kur į tvorą, kai atsirėmė. Jo. Arba tas, kur parduotuvėj perki Tuborgą. Kuris. Abu tinka, aš manau. Nu, tas, kur Tuborgą perki, tai 6 eurus kainuoja, tai ta prasme, nu, o tas kitas nekainuoja. Tas reikia kainuoja tokį išauginti. Kiek kainavo tavo? Čia pas mane... 12 metų nelaisvės. Tai va. O po to galėsiu kitą papasakoti istoriją apie šitą... Apie tai, kad į tą pačią vietą žaibas trenkė 2 kartus. Čia bus įdomu. Taip. Bus very įdomu. Jo, bet čia vėlgi ne eterio čia. Jo, ne eterio lygio pasakojimai. Tai vat. O, malkų buvo tenai, galėjom man įvilkti, bet nereiktų. Važiuosim atgal. Nori gauti malkų? Jeigu malkų nori gauti, tu sakyk. Supratau, liko tik 3 žiūrovai. Ačiū Dievui, galim nebesijauti. Malkas pasakyk. Galim nieko nebepasakoti. Tiesiog žiūrėti. Tylos valandėlę padarom, meditacijos. Būtų gerai, kad kolega iš galo dažniau įsikištų. O, 6 žiūrovų. Aš jau pasakiau, kad iš jų... Ai, tu miego nori? O, kad tu miego nori. O tai ko tu nemėgi? Jo, ko tu nemėgi? Bandau užmigti, tu pažiūrėk transliaciją.
Tai ne, tai žmonėm bus labai įdomu žiūrėti, kaip tu miegi. Mes pastatysim tiesioginę transliaciją tavo miego. Kaip režisierius miega, tipo. Ir čia kamerą prikabini, tipo, ir į galas. Miega. Ir apipaišai veidą. Šitom minogom apkabini minogom. Čia visur. Į burną minogą įdedi, bet galvą. Įdomu, šortas kilo, kai žinai, italai duoda tam, tipo, siūsdavo galvą žuvies, kad tau, tipo, bus finito. Čia tai būdavo? Ne. Aš čia ką tik sugalvoju. Ne, rimtai. Jeigu tu atsiunčia žuvį, tai reiškia tau bus kirdai. Geras. Nežinai? Ne. Čia rimtas darbas. Aš tais laikais su italų mafija nelabai bendravau. Nelabai bendravai. Tiksliau, ne, labai gerai bendravau, dėl to negavau žuvų. Žuvų negavai. Jo. O Facebook'e kas nors, tu nežiūri Facebook'o. Aš vis užmetu akį, bet šiaip Facebook'e Niekas nežiūri. Ne, bet niekas šito nepadarė. Ai, į tą būtent nebuvo. Ar Arena HD, man atrodo, ten tu padarei tą. Trip to North Cape yra evente. Man tas klausimas įdomu, kaip jisai juda, aš ten paspaudžiau, bet daugiau nieks nepaspaudė. Na, va, 5 balsai už Jau 5 balsai? Wow. Ko tu nebalsuoji? Jo, ko tu nebalsuoji? Tik nespausk, ne. Neapklausiu, neturiu nuomonės. Dabar čia esantis žiūrovai irgi paprašysiu jūsų, kas dar nebuvo, tai nueikit į Arena HD, ane? Taip. Facebook profilį ir paspauskit, išreiškit. Trip to North Cape evente. Ai, tada Trip to North Cape eventas yra, kuriame tiesiog galite išreikšti savo nuomonę, ar pavyks pasiekti North Cape'ą motoroleriui, ar ne. Be to galite prisidėti prie projekto trumpą SMS žinutę. Numeriu 1398 siųskite žodį Arena HD, vienas žodis, ir prisidėkite 2 eurais prie šito viso dalykėlio. Gausim... O mes juos išleisim ant minogų. Žuvyčių. Ne, mes iš tikrųjų stotume pietauti, nes Vygantas labai alkanas, jis nori pavalgyti, jam trūksta ant kebabo. Šernienos jam trūksta. Šernienos trūksta. Čia pigiau nieko nėra. Jo, šernienos kepsniai. Nuorodos telefono numeriukų, trumpai žinute, rasite mūsų transliaciją apačioje. Režisierius tuo įvadės. Ha? Reklama eterė? Taip. Čia mes šnekame sąmonę. Galėtų šiaip taip pipsėt, kai reklama prasideda. Dabar tik kai įmečiau, nes vaistų. Pakartosiu šitą, ką kalbam. Bet biškio automatinio tokio trūksta, ne? Ne. Kalbi ir tada... Užtasi. Ir tada pyst. Su ilgaja. Pavažiuok gal tu biškį į priekį.
0,0. Tada vėl skaičiai beveik nesikeičia 0,1, 0,1. Nu, O po to 19066039. čia kaip daina. Nu. Tai kiek čia tų skaičiukų, porą skaičiukų atsimenu. 16 skaičių gal. Nu. Tai kaip ir vieną telefono numerį irgi turiu, kur... 0,1. Ne, skaičiai tokie dominuoja, žinai, ne tas, kur pagrindinis, žinai, numeris, tas, kur pagrindinis, tai iš vis ten pasaka, ten vienodi skaičiai, žinai. Nu. O kitas atrodo sudėtingas, jeigu taip pasakyčiau, ne, ten, mala, 678, 31, 316, žinai. Atrodo sudėtingas. Ne, gan lengvas. Bet tai va 3-1, 3-1 6. ir 6. Nu. Tipo, o pradžia nuo šešeto Ir į baigiasi viršų šešetu. skaičiai. Tipo 6, 7, 8 pradžia. Iš eilės skaičiai. Easy. Tada 2 po 3-1 ir tada priekinį skaičių į galą perkeli. 6, viskas. Turime atsigert. Jo. Žiūrėt tą saudumą jau. Alaus, man. Alkoholas. Pagaliau. Tai va, tai čia apie tą atmintį tiek turbūt. Nu, Taurimai, tu ką apie apšvietimo sistemą pagalvoji? Mes vat pakalbėjom su mūsų sensėjom. Margeriu. Tikrai yra, kuri tobulėtų. Nu gerai, bet kas tavo, dabar tu baigei mokyklą, tai praeitais metais ar šiais metais? Praeitais metais baigiau. Praeitais metais baigiai, 12 klasių baigiai. Taip. Nu ir vat, kas labiausiai tau iš, vat, Kaip nepatiko realiai? Žiūrėk, kaip apšalė šitie. Wow. Kas labiausiai, tai vat, galvoji, kad vat čia tai nesąmonė visiškai. Klasiokė. Nežinau, nu, Čia parašė klasokė? Ne, aš čia sakau taip sugalvojau, kad kas tau labiausiai nepatiko. Nu, klasiokė, tada Nedavė. matematikos mokytoja, ir tarp kitko Rutkauskienė, pašupip. Aš tave. Jo. nežinau, kai čia labiausiai nepatiko, gal tai, kad Kad reikėjo eiti į mokyklą. realiai jo, buvau retas svečias. Matai? Retas svečias buvai. Nu gerai, Jo. tipo, iš savaitės pamokų praleistų kiek pas tave būdavo? Ateidavo